Moters gyvenime yra etapas, kuomet keičiasi organizmas. Netrukus siužete gydytoja gražiai šį laikotarpį pavadins laiptais. Na, jei paprasčiau, tai klimakterinis laikotarpis. Dabar siužetas kaip tik ir bus apie tai, kaip šį laiko tarpą pasitikti ramiai, išvengiant dvasinio ir fizinio diskomforto. Yra bėdų, kurias nejauku pasakoti ir darbe, ir namie. Kartais jos tiesiog varo į neviltį, o dažnai ir prispiria skubėti pagalbos pas gydytoją. Dažniausiai bėda, su kuria ateina jau moteris subrendusi moteris, tai yra klimakterinis periodas arba klimaksas kitaip yra vadinamas. Jeigu išversti iš graikų kalbos, klimaks tai reikštų laiptai. Tai reiškia, tai yra pereinamoji tarpinė kiekvienos moters organizmo būklė. Dažniausiai moteris pradeda nerimauti būtent dėl to, kad sutrinka mėnesinių jau cikliškumas. Sutrinka ir mėnesinių pobūdis, tai reiškia mėnesinės tampa gausesnės, skausmingesnės. Ir priedo, aišku, žinoma, atsiranda naktinis prakaitavimas, karščio bangos, išmuša raudonės, kaip moteris sako, baisu išeiti į žmonės, kadangi pradedu kalbėti ir jaučiu, kad man pasidaro karšta. Aš paraustu. Statistika tokių sutrikimų pradžia laiko vidutiniškai 47-48 metus. Tačiau kiekviena moteris savo laiko sulaukia savaip. Čia įsijungia būtent pagrindinių organų, tai yra hipofizės ir kiaušidžių veiklos sutrikimai. Mažiau gaminasi folikulino, kiaušidės jau nebegamina taip cikliškai estrogeno ir su to ir išeina visa simptomatika. Labai džiugu, kad šiais laikais iš tikrųjų galima apart tos vadinamos medicininių indikacijų, kai skiriame mes pakaitinę hormonų terapiją, kai jinai yra neišvengiama, tačiau nepamirškime pakaitinės hormonų terapijos pašalinius reiškinius. Mes galim paskirti drąsiai alternatyvią mediciną. Tai yra homeopatinė preparatai ir vienas iš tokių būtų klimaktoplanas. Į sudėtį įeina ir cimicifuga, tai yra kekinė blakėžudė, kuri dėl savo poveikio jinai būtent skatina kiaušidės daugiau gaminti estrogenų. O jeigu daugiau gaminasi estrogenų, tai žinoma, mes jau veikiam profilaktiškai būtent dėl mėnesinių cikliškumo sutrikimų. Ignoto činčibieras arba ignacija veikia psichoemocinė būklė, tai yra gražina moters pasitikėjimą savimi, kadangi nuima depresiją, nuima nemėgą, moteris pailsi. Einantis į sudėtį sepija arba moliuskas teigiamai veikia kaip endokrininė sistema, taip ir širdies ir kraujagyslių sistema, tai mažina prakaitavimą, karščių pylimą, o apie kraujuojančią šaknį, kur dažnai moteris ateina ir sako, taip, žinau, mano močiutė dar naudojo šį preparatą, tą žolytę, taip, tai aišku, veikia profilaktiškai prieš kraujavimą, nes būtent klimakteriniu periodu atsiranda gausios mėnesinės. Vaistinėse klimaktoplanas prieinamas visoms. Dėl tinkamai suderintų gyduolių preparatas praktiškai neturi šalutinio poveikio, jį galima vartoti ilgai. Šis preparatas yra natūralus, tai yra nehormoninė priemonė, nes moteris labai dažnai bijo atėjusios į vaistinę hormonų. Moteriai, kurią vargina karščio bangos, pagausėjęs prakaitavimas, nei iš šio, nei iš to pilantis raudonis, taip pat ar būtų permušimai, ar spaudimo pakilimai, ar bloga nuotaika, depresija. Tad homeopatinis preparatas Klimaktoplan tikrai padės ne tik fiziniai sveikatai, bet sugrąžins ir dvasinę pusiausvyrą. Drąsiai, jeigu mes tikrai turime moterį, kurie ateina ir skundžiasi būtent tais negalavimais, mes drąsiai galim skirti šį preparatą, iš tikrųjų jai padėti. Ir dažnai ateina, žinokit, ir sako, ne tik man padėjo, aš ir draugiai savo pasakiau, ir kaimynį, ir taip toliau. Tikrai veiksmingas preparatas.